Taigi, noriu papasakoti, su kokiais klientais mes dirbame. Vieni smulkiausių klientų tai yra vestuvės, vestuvių šventės. Ten būna nuo 1 iki kelių automobilių paprastai. Didžiausias vestuvės gal esam aptarnavę, kur buvo 14 automobilių. Ir mums bet kokią šventę aptarnauti yra kaip 2x2. Ir surinkti reikiamą automobilių kiekį, kad jie būtų visi tvarkingi, vienodi. Tai yra jokių problemų. Vėliau kiti klientai yra valstybinis sektorius, trečias klientas verslo sektorius. Tai yra verslo delegacijos, kurios atvyksta dažniausiai ir į valstybinės institucijas savo reikalais. Toliau, kas reiškia, visokios yra platformos prabangių keleivių, kurios taip pat susiranda mus, taip, ir, sakykime, yra tekę man vežti antrą turtingiausią žmogų Ukrainoje. Skambutis buvo, biški pertraukė video. Tai neminėsiu vardo pavardės, bet šis klientas atvyko be oficialaus kvietimo į NATO summitą ir jo automobilis niekur negalėjo įvažiuoti į vidų, nes, kaip žinot, buvo keliai užtverti, jis neturėjo akreditacijos ir visa kita. O kadangi neturėjo oficialaus kvietimo, tai akreditaciją mes ir negalėjom pasirūpinti, neturėjom galimybės. Ir jis atvyko žaibiškai ten, tiesiog. Kaip jisai sakė, tai jau pasižiūrėti jūsų cirką, kaip valstybė švaisto pinigus ir bando nuspręsti tai, kas jau senai nuspręsta. Ne kiekvienam suprast, ką jis pasakė, bet yra kaip yra. Ir toks žmogus paliko, nepaisant to, kad jau ten sumokėjo už tą dienos kelionę, solidžiai daro vairuotojų už gerą servisą 200 eurų arbatinį. Kažkas sako neįmanoma. Žinokit, patikėkit. Įmanoma, nes žmogus yra antras turtingiausias Ukrainos žmogus. Toliau tekia yra vežiot 2 kartus po 4 dienas žmogų turinti irgi verslininką, 3 pilietybės. Ir jisai turi 3 stambius fabrikus. Nežinau, ką tiksliai gamina, bet čia jis atvažiavo susižavėjęs viena mergina iš Vilniaus ir ją norėjo sužavėti, žūt nebūt. Tai darė savo pinigais ir savo finansinę laisvę. Vežiojo po parduotuves, pirko viską, ką tik nori, geriausi restoranai, geriausi viešbučiai, geriausi viskas. Vairuotojo irgi nenuskriaudė. Tai buvo rekordiniai arbatpinigiai, nepaisant to, kad ir solidžiai buvo apmokėtos kelionės. Turbūt niekas nepatikės, kiek tada buvo arbatpinigių, bet aš pasakysiu. Tai buvo abu kartus po 2,5 eurų. Ir tas žmogus pasakė, už tai, kad tu mane supranti iš pusės žodžio, išsprendi visas mano problemas, ir man nereikia sukti dėl nieko galvos. Paprasta kaip 2x2. Esam pravežę gal 50 skirtingų žvaigždžių, ten vienos žvaigždės koncertai, tai čia kaip siemkas gliaudyt, 4 žvaigždžių koncertai kaip riešutus. Ir esam aptarnavę tokių žvaigždžių koncertus kaip 50 Cent, 15 mašinų buvo transporto iš mūsų pusės, čia neskaičiuojant jo viso personalo autobusų, kuriais jis jau atvyko ir vyko per visą Europą su savo turu. Tai čia kalbu tik apie lengvuosius automobilius, tai yra Mercedes V klasės, buvo 15 vienetų mašinų. Toliau Ed Sheeran koncertas stadione naujajam Kaune irgi buvo apie 15 mašinų. Visų šitų dalykų yra nuotraukos, pilnas internetas, pilnas Facebookas, Instagramas, viską galite pamatyti.
Nes atsiras tokių, kur guli ant zovio, kad jisai meluoja, negali tai būt. Tai va. Tai koncertai mums irgi, kaip 2x2 važiuojam į priekį. Šiemet laukia daugybė koncertų, nežinia kiek jų pavyks paimti. Bet vėlgi, pabrėžiu, dirbam su tais klientais, kurie gerbė transporto įmonės, jų vairuotojus. Ir nedirbam su tokiais klientais, kurie už 1 eurą gali nuvaryti blusą į Afriką. Ačiū, mum nepakeliui, jūs tiesiog mum neskambinkit. Ir negadinkit nuotaikas. Nei savo, nei mums.